dienom bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur atsintu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Parodyk. Nu, tai mes vietą esam, o nuotrauką parodyk, kaip atrodo. Važiuok. Balta virvutė. Tai balta virvutė. Tai galėjo pastatyti kokią kolos skardinę, dar kažką nenatūraliai. Dabar miške balta virvutė mėtus. Nezysk. Mirkintai, nezysk. Rasim. Va, radom. Balta virvutė, rimtai. Tik nenatūraliai atrodo, galėjo šiukšlę kokią numest, ką žinau, cigarečių pakelį. Atiliek. Nu va, turim. Duok čia. Duok maišą. Čia yra tau, kavai. Tik tiek? Tai tu į litus įsiversk ir bus daugiau. Gerai. Mirkintai, ir tu supranti, kaip viskas veikia? Nu kaip, supratau. Gerai veikia. Gera sistema. Taip. Kitą kartą važiuosi vienas. Ką? Tai man ir prekę paduos, ir pinigus paim. Viską aš pats vienas. Taip. Kodėl? Kas yra kodėl? Todėl, kad aš esu Simono Šerkys tavo viršininkas. Todėl. Žiūrėk. Nupirk Julikai dar vieną rutulį. Tegu jinai pasuka, pakrato ir žinosi, tave seka ar neseka. Patyčias čia? Taip. Vėluoja. Jo. Vėluoja, tai nekonkretus. Tai visi dabar vėluoja.
Žodžio niekas nesilaiko. Iš kur jis tave žino? Tai turbūt per Aleksą kažką. Per Aleksą. Įdomu, ko norės. Gal sakys, Aleksas man skolingas, dabar tu grąžink. Nemanau. Ateina. Tu kastas? O jinai kas tokia? Padedam. Tegu padeda kur nors kitur. Tai užvertė Aleksą. Labai gaila. Neaišku kas. Galva neišneša. Gal policija ką atkaptys? Tu žinai, kad aš su juo dirbu. Man Aleksas nieko nepasakodavo. Aš nieko neklausinėdavau. O apie tave pasakojo. Tu prie gamybos buvai. Kodėl buvau? Aš ir dabar esu. Laboratorija mano, žinai. Kiek dabar turi? Viską paimčiau. Tavo brolis psichas. Nelabai galima pasitikėti. Psichas pritarė. Bet jis su manim nedirba. Nu, ko norėjo? Tai dirbti kartu. Tik kaip brolis psichas. Sutikau. Nepavojinga? Psichas, bet sakė, kad jie kartu nedirba. Nežinau, ar reikėjo sutikti. Bet jo ką daryti? Jisai jau mus žino. Nesutiksi, tai paskui pradėsi tarinėti, mentams dar priduosi. Reikia nerizikuoti, reikia ramiai. Galėsim prastumti keletą partijų ir pasiplauti. Taip, dabar svarbiausia ramiai. Žinai, aš paskutiniu metu vis sapnuoju, kad ateina tave suimti. Pat ir šiąnakt sapnuoju tokį sapną, kad aš žiūriu pro langą ir matau, kaip per kiemą ateina 3-5 mentai. O aš žinau, kad durys tai neužrakintos. Aš bėgu užrakinti ir tada atsibudau. Kad nesąmonės sapnuoji.
Be nuotykių? Viskas kaip ir svėsta. Savo dalį pasiėmiau, čia tavo dalis. Kitos patys lauksiu kitą savaitę. Bus? Nežinau. Reikia, kad būtų. Mano žmonės laukia. Nedaug? Ką? Problemas? Įsibėgėjam. Tuoj permesiu į sąskaitą. Tai gal aš jau ir eisiu? Lauk, skubi kur nors. Ne? Nu tai, pabūk. Nei žmonos, nei vaikų, sėskis. Turiu naujienų. Kokių? Nu gerai. O tai kur žiedas? Koks žiedas? Žadėtuvių. Taigi aš pati jam pasiūliau tuoktis. Jisai nebūtų drįsęs. Gražu. Nu, tai ką, Jurgenas? O ką? Ką Jurgenas? Už Jurgeną aš jau savo atsidėjau. Laišką parašysiu. Buvo meilė netikra, pūstelėjo vėjas. Bet Kanarskis sūnų turi. Nieko jis tau neužrašys. Tada nebus ir vestuvių. Nu tai kas per naujienos? Labai netikėtas. Karina pasiūlė susirašyti. Matai kaip. Nu, ką manai? Teisybę sakyti. Nu, sakyk teisybę. Nu ką? Pasiskaičiavo, kad gali tave nugręžti. Nu, čia kas be ko. Kas be ko, juk moteris, pats žinai. Nu tai jeigu tą supranti, tai kam tada susirašyti? O tai, tu jaunas, palyginus su manim, turi draugų, tėvus. O aš ką, sūnų Amerikoje, kartą per mėnesį. Pasikalbam Skype ir viskas. Žinai, nieku man vienam. Nu, o kokia išeitis iš šito? Nu, tik susimokėt. Tada turėtų būti tvirta sąjunga. Nu, tai man jinai bus ir patarėja, ir slaugytoja, ir gelbėtoja, ir... Nu, ir pats žinai. Kažkaip supranti, atsirado kažkoks tai antras kvėpavimas. Nu tai už tavo antrą kvėpavimą. Be ironijos? Be. Ačiū. Iki dugno. Ar po vieną?
Nepatikėsi, ką aš šiandien kapinėse sutikau. Ką? Richardą. Oho, kalbėjot? Šiek tiek. Prašė paskambinti, jeigu kažką sužinos. Niekas. Skambinsi? Nesiruošiu šiam skambinti. Na, teisingai. 2 kartus tą pačią upinę įbrėsi. Bet negi mes taip ir nesužinosim, dėl ko ta Agnė buvo su Radvilu. Svarbiausia sužinot, kas nušovė. Viskas. Susiruošiau. Kam tu iš vis tos senus skudurus vežies? Taigi buvai šopintis. Oi, aš ten nieko gero nenupirkau. Ašgi žiūrėjau, ar Kanarskis nešikštus. Tai žinok, net leidau pinigus į kairę ir į dešinę. Tai ką, būsi išlaikytinė? Aš taip įpratus. Čia tu pas mus verslą turi. Darbštuolį. Visai tėva. Čia dabar. Kas čia per šmėklą? Prokurorė. Ne veltui policiją sapnavau. Manęs laukėt? Prokurorė Dovydaitytė. Ko galiu būti naudingas? Pažinojate Aleksą Liutkų? Taip, žinoma. Vis galvojau, kada mane apklausė. Kas jūs siejo? Žaisdavom pokerį, alaus kartais padarydavom, turėjo gražią sodybą. Su Sofija kartais nuvažiuodavom. Kam galėjo trukdyti Liutkus? Neįsivaizduoju. Bet įtarėt kažką? Jis man nepasakodavo, bet įtariau, kad... Kontrabanda. Nežinau. Kur jūs buvo tą dieną? Namie? Su Sofija. Gerbiama prokurorė, jūs gal pasakykit, kur, kada man būti, aš ateisiu. Ir galėsim ilgiau pasikalbėti. Gerai, atsiųsiu šaukimą. Iki pasimatymų. Iki. Dėl Alekso? Dėl ko daugiau? Įtarė? Ne. Bet jei susirado, tai gal įtarė? Ne, tai visusgi klausinėjo. Pas Bružą buvo, dar irgi apklausė. Eilinė diena. Nėra ko jaudintis.